Pirmiausiai norėčiau pasveikinti fakultetą gražios sukakties proga ir norisi, išsakant tuos sveikinimus, išreikšti teisėjų požiūrį į universitetą, į mokslinę mintį, į apskritai mokslą ir kaip mes teisėjai vertinam, kiek jis mums yra reikalingas ir kaip aš galvoju, kiek jis mums turėtų būti reikalingas. Teisėjai ir turi laukti ir laukia iš mokslininkų tyrinėjimų ir įžvalgų ir kam to reikia, kad teisėjams padėtų spręsti praktinės užduotis, kad įveikti iškylančius iššūkius. Iškylantys iššūkiai ir mokslininkų įžvalgos ar tyrimieji darbai teisėjams padės į vakarykščius tekstus įdėti šiuolaikišką mintį ir šiai dienai reikalingą valią. Man buvo malonu girdėti ir matyti šiandien auditorijoje žmonės, kurie priima sprendimus ir vadovaujasi tomis idėjomis, kad tekstai gali būti vakarykščiai, bet mintis ir dvasia juose gali būti šios dienos. Sveikinu fakultetą dirbantį tą linkme, kad padėtų teisėjams ir teisiniai bendruomeniai, ir visai visuomeniai suvokti teisės vietą ir sukurti mums bendrą gėrį Lietuvos visuomeniai. Mano tema susijusi su šiuolaikinėme etape teisėjams iškylančiais uždaviniais. Ir pirmiausiai tai norėčiau apžvelgti aplinką, kurioje mes esam ir iš to susijęti Lietuvos teisėjų ar teisės padėtį trumpai, nes laiko nėra tiek daug. Ir kokius, manyčiau, iš to kylančias problemas ir galbūt būdus ar kelius. Šios dienos problemas galima apibriežti kaip intensyvų ekonominių santykių vystymasi, didelį asmenų mobilumą, išteklių mobilumą, išteklių sujungimą, taip pat teisės universalumo poreikį. Dėl to stiprią įtaką patiria nacionalinė teisė iš įvairių pusių. Kuo tai pasireiškia? Tai yra didelis asmenų judėjimas, didelis idėjų judėjimas. Dideliam judėjimui ir dideliam srautui esant atsiranda kokie poreikiai. Egzistuoja amžini poreikiai. Teisingumo poreikis, sąžiningumo poreikis, būtinumas visus sprendimus grįsti protu, priimti racionalius sprendimus. Pats būtinumas į pasikeitimus reaguoti greitai. Kadangi teisėjai ir teismai turi priimti sprendimus, tai čia matom keleto pobūdžio problemas. Pirmiausiai tai tokias procesinės, technologinės, logistinės, kaip norim galim vadinti problemas, tai yra proceso sparta ir struktūros. Tai teismų struktūros, teisinių institucijų struktūros turi būti tokios, kad atitiktų šios dienos uždavinius. Lietuvoje egzistuojančią teisingumo įgyvendinimo sistemą gali vertinti kaip, aš sakyčiau, gana sudėtinga ir gal pernelyg gremėzdiška. Ir galimybių tobulinti visada yra. Manyčiau, kad įstatymo leidėjo mintis ir veiksmai šioje vietoje yra gana vangus. Ir visuomenė už tai pagrįstai skundžiasi, kad sprendimų tenka laukti ypač svarbiais klausimais metų metais. Ne viskas priklauso čia nuo teisėjų. Čia turėčiau mesti akmenį į įstatymų leidėjų daržą. Kiti dalykai yra, kas priklausytų gal labiau nuo teisėjų,
tai tik pasiūlyti idėjas, kaip tai galima būtų padaryti geriau, kokias sukurti struktūras. Nuo teismų ir teisėjų priklausytų padaryti viską, kad tos sistemos gerai veiktų. Kad būtų geros struktūros, kad laiku greitai būtų priimami sprendimai. Tai yra viena. Procesinių įstatymų tobulinimas, o globalizacijos prasme žiūrint tai labai yra svarbu tarptautinės viešos teisės efektyvus įgyvendinimas. Mes dabar žinom daug teisinių instrumentų, kurie mūsų šalyje pradeda veikti ir ateityje jų gal bus dar daugiau, kaip tarptautiniai arešto orderiai, vykdymo dokumentai. Visa tai palengvins visuomenės susižinojimą su kitom šalim ir situacijų ir konfliktų sprendimą. Bet didžiausia problema, mano galva, yra ne čia. Didžiausia problema nėra, kaip priimti sprendimą greitai, kaip jį įgyvendinti. Teisėjų tai nėra didžiausias iššūkis, todėl kad ne procesas reikalingas visuomeniai, ne jos sparta reikalinga visuomeniai, poreikis yra teisingumo. Ir todėl didžiausias konfliktas yra teisėjui ir didžiausia jam problema tai yra tai, kas telpa į teisingumo turinį. Nes ši diena, kadangi pasižymi išteklių, idėjų, asmenų maišymusi ir sparčių judėjimo, sukelia daugybę konfliktų, sukelia daugybę konfliktinių situacijų ir daugelio pažiūrų ir vertybių susidūrimą. Todėl iškyla klausimas, kaip spręsti ginčus, kada susiduria labai skirtingos vertybės. Tai Lietuvos visuomenė iki šiol ją galima apibūdinti gana vieningą, pavyzdžiui, vienalytę nacionalinių požiūrių. Tai neseniai dar buvusi uždara visuomenė, dabar tapusi atviresnė, kuo toliau, šiuo metu ji pakankamai atvira. Ką tai reiškia atvira? Tai laisvai judam per sienas ir laisvai vežiojam krovinius, atsivežam, ką norim, bet atvažiuoja ir žmonės, ir atvažiuoja skirtingos kultūros ir atsiranda visai kitos problemos. Vienos problemos yra dėl prekių, paslaugų ar gėrybių, bet sunkiausios problemos yra, kai yra atvežamos vertybės ir kada reikia jas suderinti. Kokios? Sunkiausia, aišku, bus socialiniai ginčai, kurie mūsų visuomeniai anksčiau nebuvo tokie aktualūs ir iš dalies yra nežinomi. Tai todėl labai svarbu ir yra mokslininkų įžvalgos, tyrinėjimai ir kitų šalių patirtis, kurią Lietuvos teisėjams reikės perimti. Viena yra skaityti teorijas ir priimti sprendimus pagal jas. Kita yra atsakyti už tuos sprendimus, kai pati visuomenė dar neturėjusi tokių sprendimų praktikos ir nesusidūrusi. Tai pavyzdžiui, mes labai jautriai reaguojam kol kas į nacionalinius konfliktus susijusius su žmogaus teisėm, su vaikų teisėm ir kitokius. Bet šitokie patys konfliktai randasi su kitų kultūrų asmenų dalyvavimu. Tai yra šeimos klausimai su kitų šalių piliečiais, ginčai dėl vaikų, kada yra skirtingose šeimose, skirtingose kultūrose augia tėvai. Tai iš tikrųjų bus labai didelis iššūkis, nes socialinis gyvenimas ir socialinės vertybės jos yra sunkiau pažinios, sunkiau valdomos ir todėl teisėjams tai bus sunkiau apmąstyti. Kiek tai pajėgus padaryti Lietuvos teisėjai? Lietuvos teisėjams nuolat yra primetami dar istoriškai tokie dalykai, sakysim, dėl jų praeities, mentaliteto, naujumo nebuvimo. Dabartinė padėtis yra tokia, jeigu, pavyzdžiui,
žiūrint demografinį aspektą Lietuvos teisėjų sudėtyje. Tai 2011 metų duomenimis daugiau negu 70 procentų, 70 keli procentai, tai išeitų apie 3/4 teisėjų dirbančių šalyje, buvo amžiaus nuo 40 iki 60 metų. 60 teisėjų yra, tuo metu bent buvo, 60 ir daugiau metų amžiaus. Tai teisininkų darbe, teisininkų profesijoje nuo 40 iki 60 tai yra ir patirties turintis, ir labai darbingas amžius. Tai atsižvelgiant į tai, kad jau 20 metų gyvenam laisvėjančios visuomenės sąlygom, manau, kad jau vien šitai gali rodyti, kad esame pasirengę ir vien tik žiūrint į teisėjus, kad tai yra ta visuomenės dalis, kuri gali priimti bet kokius iššūkius ir su jais susidoroti. Jei mes pažiūrėtumėm į teismų sistemos dar kitus darbuotojus, kai mūsų padėjėjais ir pagalbininkais yra dar jaunesni, dar geresnio išsilavinimo ir labiau, sakyčiau, labiau kitomis sąlygomis išsimokslinę žmonės, tai mūsų perspektyvos tikrai yra geros. Ir perima mūsų tarptautinė patirtis, manyčiau, eina gera kryptimi ir geru tempu. Nuolat girdime visuomenės susirūpinimą dėl to, kad Lietuvos teismai blogai dirba arba jie dar ko nors nepadarė. Mums suprantamas tas sveikas susirūpinimas ir taip ir turėtų būti. Tai neturi leisti mums sustoti ir nesimokyti, kitaip sakant, užmigti ant laurų arba vietoje. Ir aš manau, kad teismams tai yra įveikiama ir bus padaryta. Manau, kad apibendrinus tai, ką noriu pasakyti, visas idėjas, kad visiems iškilusiems uždaviniams reikėtų bent kelių tokių priemonių, kaip atitinkamų teismų struktūrų, galbūt atsiras poreikis naujoms Lietuvoje nesančioms specializacijoms, susijusioms su tarptautinės teisės įgyvendinimo, galbūt reikės perskirstyti išteklius, net ir papildomus žmogiškus resursus pasitelkti. Taip pat toliau diegti technologinės naujoves teismuose, bet svarbiausias tai bus teisėjų ir jų padėjėjų gebėjimų vystymas, tam, kad būtų perprastos naujosios mano paminėtos vertybės ir nauji jų aspektai.